maždaug 1 iš 20 žmonių savo galvoje nešiojasi nesprogusią bombą, aneurizmą. Ir ta bomba sprogsta maždaug 700 tūkstančių žmonių kasmet. Kada kraujas išsilieja į smegenis, tas kraujas dirgina kraujagyslės smegenyse, tos kraujagyslės tiek yra sudirginamos, tiek jos supyksta, kad kraujagyslės susispaudžia ir nutrūksta kraujotaka į smegenis. Nėra kraujotakos, smegenis miršta. Turime sukūrę prototipinę programinę įrangą, kurios pagalba daktaras galėtų atsidaryti, pasižiūrėti duomenis, juos vizualizuoti. Turi visą informaciją apie galimas rizikas, kas gali atsitikti pacientui, ar tai gali pasireikšti vazospazmas, ar gali pasireikšti smegenų mirtis ir kokia yra tikimybė pacientui blogai išeigai. Ir netgi gali nuspėti, kurią dieną tai įvyks. Ir gydytojas, turėdamas visus šitos duomenis, gali laiku įsikišti ir užkirsti kelią. Kuo greičiau įsikišam į gydymą, tuo žmogaus pasveikimo tikimybė yra didesnė. Tokių panašių produktų, ką mes kūrėm, rinkoje technologijų nėra. Yra įvairių programinių priemonių paremtų dirbtiniu intelektu, bet jos dažnai veikia kaip juoda dėžė, kur negali fiziologiškai interpretuoti gaunamo rezultato ir turi aklai pasitikėti. Mūsų programinė įranga gali gydytojams suteikti informaciją, kurios jokia kita programinė įranga negali suteikti. Mes galime nuspėti, kokia bus paciento baigtis, kokia bus pacientų išeitis ir suteikiame gydytojams įrankį, kuris gali pacientams išgelbėti gyvybės. Skanuok, analizuok, gelbėkim gyvybės.